tegu veža į... Ne, tai mes liptulikas padarėm. Tos mergos, kurios save per daug myli, jos visada nelaimingos. Vyras pagyvena metus, padaro vaiką ir tada mamytė augina. Einam prie durų. Čia įdomu, ar Turkija, ar šitą... Ne Turkija? Patria Nostra, Mamus Independence. Aš tik tai žinau keli žodžius. Tėvynė mūsų, žinoma ir mylimų. Tai Patria Nostra, Mamus Independence. Jie labai jėdukai gerbėsi labai. Ne tik tai iš tų šalių. Azerbaidžanai, jie labai stebėsi studentai. Sako, močiutė, keista, kodėl taip čia padėkinti seni žmonės. Čia tarybų valdžia ilgai valdė. Kur tu rasi tokį paminklą? Tik tai sostinė mūsų. Geras santechnikas turite ir dar ginčiasi, kad mes kojo neturime. Mano aplenkė mus. Važiavo į Estiją. O ką jis čia atvažiuos pas marksistą? Linkevičius, mūsų užsienio reikalų ministras. Aš dirbau žurnalistų sąjungoje 10 metų, tai Panevėžio komjaunimo sekretorius. O paskui čia centre buvo komjaunimo sekretorius, o dabar laižo užpakalį Amerikai. Tai jūs manot, kad gerbė jį kas nors tenai? Išverstas kūrė. Išstorėjo kai muilas. Obama protingas žmogus, pirmiausiai jodu, kas negalima dabar negro vadinti. Reikia vadinti jodu. Afroamerikiečių reikia vadinti ne joduku. Ir jodukų negalima. Tai kaip galima. Ai, nieks čia nenubaus, daug kas negalima, bet daro žmonės. Tai aš irgi. Mes kaip anksčiau vadinom negrų, tai ir žinau. Ir aš su jais, kai kalbu, jie ne mane kiek, matau, Makdonalde, kiek kartų man žiūri tas, vat, kaip jūs sakot, ir padeda man 2 litus. Jie žino, kad mes nuskriausti senukai. Mūsų nieks nemyli, vaikai, valdžia. O, prašau, aš nuo alpsių jinai nepakrutės atsistoti. Jie žino. Atvažiuoja ir mato, kaip čia močiutės gėlytės pardavinėja. O kokie tai sukaršusi, supranti, Suomė eina, atvažiuoja čia į Lietuvą. O mūsų kas? Komunistai čia padarė. Mano tėvas gyvas taip jaučia. Ir dabar vagia toliau. Не очень не знаю. Kiek tai gali. Комиссарус išveiščiau от территории. Люди не очень хорошие. Pranešė, kad čia buvo 18 komisarų. Ne, viskas užčiopė marmuzę. Teisingai Terleckas Русской радио Свобода pasakė. А вы сами откуда? Нас как воровали, так и воровали. А почему не судят? Она подумала, что вы из Турции. Да. А молодые нет, попадали. Ну как ты будешь судить? Стариков, как молодых, когда старики воруют. Kristina dabar Brazauskė gyrėsi, kad jie važiuoja į užsienį ir sėtis. Jie kaip šitos karvės iš Turniškių negali išgrūžti. Aš kaip kur mes gyvename. Можно сказать, не редкость у нас. Только это не кричит, ничего, спокойно так разговаривает. 3 keliais. O ten buvo konservų fabrikas. Savo sultis gamino, viską savo darė, viską tas Lovačius savo darė. Говорили про черные, как называть их надо. Или неграми, или черными. Man graudu. Da, aš revoliucionierių ir duktė, ir mes manėm, kad jau čia nebereiks eilės stovėti, nebereiks, o dabar ką čia. Nereikia stovėti, bet pinigų nenusipirkti. Visai baltai ginčiasi. Per daug turi daržovių. O brukai 3 litai, 3,90 maksimui, tai kas valdo Lietuvą? Bet negalima iki maksimos. Va jaunimas, viskas grįž iš užsienio jaunimas, dabar negrįž, jie neužleis. Pavyzdžiui, mokytojai. Aš
aš visus pensininkus mokytojus vodų išvyčiau. Tai reiškia, mano dukra pradinių klasių mokytoja, tai 40, bet ne 70 arba 60. Štai, kad jie įsodinė savo mamas. Mažą pensiją. Visiems mažą pensiją. Kiti metų. Tai pridės. Tai, kad grąžinti reikėjo, nepridėjo. Jie net užmiršo, kad nuėjame po pensiją. 5 metus valdo. Sakau, nežinia, kas valdo. Tik tai perkelta kiekvieną dieną dėl savo kaimo. Atsiprašau, aš